čia pašnekėsi. Per ankstu, da 8 rytą neatsibudau. Gerai, kad nelyja. Svarbiausiai, kad lietaus nebūtų šiandien ir viskas. O daugiau, ką žinau, maždaug plius minus čia viskas aišku. Reiks pasikelti arklius su atsuktuvu kažkaip. Sveiki. Esame Kuršėnų DRMC. Šiandieną vyksta Pro lyga, Pro etapas, suvažiavę ir Estija, ir Latvija, ir Lietuva, stipriausi Europos važiuotojai. Tai aš čia, sakykime, bandau sudalyvauti tiesiog dėl taškų, dėl patekimo į top 3-2, nes konkurencijos su savo mašinytė nelabai jam galėsiu ką pasiūlyti. Tai šiandien tikimės nesudaužyti automobilio, pasismaginti, suvažiuoti, surinkti nemažai taškų ir sudalyvauti top 3-2 bent vienose porose. Toks tikslas mūsų šiandien būtų. Aišku, kaip sakau, svarbu, kad nelytų. Treniruotės šiandieną pradėjau su daugiau slėgio ir pasistatėme vargau, kad vis mane neša į išorę. Tai pasidariau gal kokius 8 važiavimus ir pastoviai turėjau vienintelę problemą, kad pasistatėme mane neša į išorę. Tai dabar pasikoregavome slėgį, susimažinome vienu baru ir manau, kad turėsim didesnį sukibimą ir ta problema baigsis. O visą kitą kaip ir moku padaryti. Tai susitvarkom pasistatymą ir bandom suvažiuoti daug geriau. A jis bandys kur? Nu ką, slavakai, stumiam. Triperis, nes va, matai kokias spalvos, mergaitiškos, reik vyriškų spalvų, o ne rūžavų. Nu ką, slavakai, stumiam. Tai nieka va, mano treneriuks. Neužsipylė kurą, pasibaigė kuras. Ne, sakė, sklendė atsijungė. Na tai čia jau Pro lygos mašinom taip nutinka. O štai yra geriausiai M-kikė, gali negesinti visą dieną. O čia va, tai tas neveikia, tai tas. Va. Dar vienas užgeso. Va. Vėl problema Pro lygos mašinas. Ką sakiau? Labas. Paulius iš RP buvo įdėjęs šakę Audriui. Vartoja, grįž Tomas, mechanikas paklaus, nes aš nežinau. Okay. Nu ką, smagu tarp tokių driverių, pačios aukščiausios klasės. Jaučiuos kaip pradinukas, bet nu ką, reik nuo kažko pradėti. Va, šiais metais pasišildysim, kitais metais pasišildysim Pro lygui, po to gal jau ir patys sudalyvausime. Nes po kol kas dar greičiai žymiai didesni, dar nesinori perlipti į tą lygį. Aišku, reikia ir daugti iki jo, tai viskas su laiku. Aš manau, kad metai 2 ir jau dalyvausime tikrai su galingesnė mašina. Andriau. Labas, Andriau. Paulius turėjo ir pašakiai įdėti į Šiaulius. Pamiršau, bet atveš mano. Atveš, ne? Maža ką nelaimė atsitik, žinai. Pamiršau dėžės. Bet atveš, ne? Kada man po pietų, kokią 2, 3? Apie 1 valandą bus.
įliuks. Ok, ačiū. Nu ką, iš Pauliaus ir P vadovo gausim ir P šakę. Labai padeda šiais metais, suteikia daug dalių. Greitas servisas, tai tikrai rekomenduoju šį gamintoją. Visiems automobiliam nėra problemos. Realiai per pusdienį gauni visas dalis, ko reikia. Varžtų, išsukimų, polė, įgalinį tiltą ir taip toliau. Tai tikrai patenkintas ir P servisu. Taip kad jeigu kas planuojate kažką pirkti ir nežinote kokį išsukimą, tai tik tais ir P. Nes viską turi Kaune ir realiai ryte įdeda, per pietus vakare gaunate. Tai viskas labai patogu. What you gonna do? I just roll the dice, I'm not worried about making foes in life. Or apply when all my days on overdrive, it works alright. I don't fuck with coke, it's a boring high, I don't snort those lines. I need something to warm my mind. Wait, what do horses like? Give me all of that, till I feel like an insomniac. I don't want a Molly or a Zen, that's not my contract. They'll leave me throwing up, I wanna feel this like a pony does. Screaming to the point that I just start my lungs. I'm a humble dude, I love crushing booze while I'm huffing glue. The slut tried saying Dunkaroos wasn't food like a stock of prude. Am I a bum to you that's smug and rude and only somewhat true? Plus if your husband knew about the stuff we do, he would fucking puke. What you gonna do? If you see me with your bitch, tell me what you gonna do. What you gonna do? Shawty say she wanna lick, I feel just like fun. What you gonna do? Shit, dog, she ain't shit, so that make me dog food. What you gonna do? Tell me what you gonna do? Nu ką, suvažiavom treniruočių antrą sesiją, gavau kokius 7 gal važiavimus ir iš tikrųjų pasimažinom slėgį. Pasidarėm taip, kad pasistatėme nemestų manęs į išorę ir viskas, pradėjo viskas rištis taip, kaip ir buvom suplanavę. Tai iš tikrųjų suvažiavau gan gerų važiavimų. Aišku, reikia nebeperdėkti kvalifikacijai, nes po kol kas labai gerai suvažiavom ir drąsiai. Vieną kitą klaidą padarau, tai piškę užkabinu vidum, tai ant kerbo užlipu, bet tai čia pataisoma. Tai plius minus tikrai galime suvažiuoti, tai viskas, laukiam kvalifikacijos. Bus jinai už valandos, kvalifikacijų gausim 2 važiavimus, kažkaip reikia suvažiuoti. Norim pakliūti top 3-2, mūsų tikslas top 3-2 ir vieni poriniai. Viskas. Daugiau, aš manau, neįmanoma. Paskutinis važiavimus, tai jau gerus 2 suvažiavai. Stengiausi piškės nenumušti. Jeigu taip per kvalifikaciją, tai labai nebausti tavęs. Diržą neimsi, ne? Nu, vakarė. Matai, pasitvarkiam slėgį, iš karto manęs nebetėm ten, iš karto man ramiau, kur tu stovi, iš karto plačiai. Plačiau, nuo metrą ir kažkur. viskas, man tada rišas, aš tada piškės, sako, nelikam piškės, rankinį, žiūriu, kur randas, vėl rankinį, o žiūriu jau nuo piškės tiek ir gazą. Gražiai, dabar tie 2 gražiai. O daugiau viską mokam, daugiau viskas ten gerai. Tai va, bandysim. Važiuojam į kvalifikaciją, bus 2 važiavimai, esu 18, čia žiūriu, kad kyla jau audra, vėjas, galbūt ir lietaus turėsim, tai geriau, kad jo nebūtų, nes visą dieną treniravomės be lietaus, būtų daug smagiau, žinai. O kaip seksis, tai svarbu piškės nenumušti į kilimą, į kalną, tai per daug nesulysti vidų, tai sakykime, ant ten orientuosios nepadaryti klaidos, o daugiau kaip ir viską mokame, tai svarbu sukibimą susigaudyti ir viskas, tai bus gerai. Jo, M3, laikykit čiūdus, Kasparas labai nori praeiti šitą kvalifikaciją, jisai
šiuo metu vienas iš daugiausia varžybų ir treniruočių važiuojančių sportininkų Lietuvoje. Pernai metais pagavęs drifto kablį, jisai tikrai daug laiko ir energijos tam skiria, tai laikom čiūrus už jį. Jam šita kvalifikacija labai svarbi. Galingumo, kaip girdit, nėra per daug, tai jam pravažiuoti yra reikalų. Nu ir geras saugus važiavimas, paplokite. Driftiškesnė skraidimo zona. Reiškia, skrenda tik Volskio dronas, nes jisai mums reikalingas teisėjimui. Sorry, kebra, bet, jeigu nesigauna, neatsitrenk vieni į kitus, tada jūs čia nebūtini. Tuo tarpu Audrius Kasparas drožia į kalną. Palei pat padangėlės. Palei pat betono sieną ir čia irgi labai arti. Tilpk ir tilpo. Balandžius, gerai. Šalia blokų, šalia biškį reikia. Nu ką, viskas, pavarėm 8-2 kvalifikacijų. Antroji, kaip ir žadėjom, kad turim kažką padaryti tokio, ką gautume 8-8-2. Ką dariau? Daugiau drąsos, daugiau greičio, leidausi nuo kalno į blokus ir stengiausi minimalę ribą padaryti tarp avarijos ir gražaus važiavimo. Tai taip ir pasisekė, suvažiavau idealiai. Su galiniu buferiu nubraukiau betoninius atitvarus ir to pasekoje gavau 82 iš Pro lygos teisėjų. Tai tas 82 su tiek powerio, be efektų, be šaudimų, be daug dūmų, tai čia būtų tas pats, kai koks 90 su galinga mašina. Tai esu labai patenkintas, toj parodysiu, koks mūsų buferis iš po sienos. Pradėjom nuo čia, pasibaigė čia. Tai jau dar arčiau tik tais galėjom padaryti avariją, atmesti ir sudaužyti priekį. Tai esu labai patenkintas. Ačiū visiems rėmėjam, kad manim tiki, kad mes galime suvažiuoti drąsiai stipriai ir kad mumis stumia į priekį. Važiuojam toliau, berniukai ir mergaitės. Šiaulių vietiniai. Audrius Kasparas sutinka broliuką Latvį. Toms Jankovskis. MK prieš V8. Kasparai palikta sieną ramybei. Viskas gerai, viskas baigėsi gerai, paplokite. Bando anksčiau startuoti, veltui. Nėra taip toli važiuoti, kad tiek reikėtų pasibėgti. Arti laikosi Audrius. Čia dar irgi viskas gerai, kalnas viską nuspręs. Publika, palaikom savo šiaulietį. Kasparas ir Toms Jankovskis užsikasa. Audriukai, nagi, vyk! Ir mes turim finišą. Oi, kaip čia baigtis. Nugalėtojus skelbiamas. Nugalėtojus skelbiamas Toms Jankovskis. Dar vienas mūsų svečias
Iš Yeah, I went Latvijos. almost straight chasing you Yeah, because I was afraid to jump too But fast. I was done perfect. Yeah. Wide enough, and for you it is It was easy. okay, yeah. For a Sunful, it was good run for sure. Yeah. So I see you next year with a Pro tire. No. Maybe I can, but I don't want because a lot of job, you know, Yeah. a lot of Axles, parts diff, go gearbox, out, gearbox, yeah, and yeah. my 2M3, Yeah. it's 2M3, Yeah. 3.2, and for me Street Liga, semi-pro enough. It's no. good. Yeah, okay, It's it good is fun. just practical. Yeah. Okay, Yeah, good okay, luck, bro. thank you. Good luck. Thank you. Nu ką tik suvažiavom top trim 2 su Latviu, su antruku, su turbo veške, stipriai galingesnė mašina su 265 padanga ir sportinė padanga, o pas mane 225 padangėlė ir gatvinė. Tai jėgos tikrai buvo nelygios, bet pasitarę su Klaidu, įsistudijavę, kaip reikia važiuoti, pasidarėm gudrybių biškį, pagalvojom, kur čia galima pasisiaurinti ir kaip man sekėsi. Šiaip tai viskas pavyko puikiai, planas maksimum įgyvendintas. Gal truputį buvo galima geresnį lydą suvažiuoti. Trasui pasirodo buvo padanga dar kažkodėl palikta viena netyčia mėtėsi, tai tas irgi truputį išblaškė dėmesį. Tai ten truputį buvo smulkių klaidelių, nesuvažiavom geriausio kvalifikacinio važiavimo, bet čia į pozicijai tai absoliučiai viską maksimaliai išpildė, ką galėjo. Kėmės gal one more time gauti, bet panašu, kad šį kartą sėkmė ne mūsų pusėje. Plius dar teisėjai 2 Latvijai, vis tiek ir įvertino ir mašinų galimybės. Vienas Latvis, vienas Estas. Vienas Latvis, vienas Estas. Tai va, nežinau, šiaip esu patenkintas, realiai jaučiuosi kaip nugalėjęs, nes iš tikrųjų, ką suvažiavom Čeise, tikrai nesitikėjau, kad tiek stipriai galima suvažiuoti. Tai tikrai stumia į priekį, va, ačiū visiems rėmėjams, ačiū spoteriui. Ačiū visiems palaikusėjim ir kad tikit manim ir mūsų komandą. Ir nu ką, bandysim sustiprėti ir ruoštis kitom varžybom. Turbo! Turbo. Visą dieną važiavimo. Vemt vakare norėsis nuo tiek, kiek šiandien ranų galit padaryti. Bet 12 valandų žinau, kad žmonės įsuka apie 300 km autodromo teritorijoje. Starovinį! Kaip be firmos, ką, kaip be firmos? Davai, kur? Gerai. Ala, ne, dar. Tai gal jau čia reikia važiuoti pasimti, ne? Ar Olki? Ar nulėktum iki Radviliškio? Ką, antras Matsuris mano karjeroj ir antrą kartą turim kompaktą ant šono. Nežinau, kompaktą dėdžias nelaikom Matsurių. Varžybose važiuojam viskas idealiai. O kas liečia Matsuri, sprogs dėdžias. Tai turėsim kažkaip išspręsti tą reikalą. Tai tiek. Nu,
po ilgos pertraukos remontų pirms išvažiavimus. Tai po kol kas viskas gerai, nieks nelūžo. Padangas keičiam, etanolį pilam važiuojam. Nu šiaip gerai, smagiai, diena gera. Nevėjuota saulė, smagiai visai. Nu sunku, dar su bėgiais iš tikrųjų, su ta dėžė. Aš po 8 susitvarkyti, bet manau, kad kažkaip po biškį. Kabas neturit, kas ten tau keičia? Pas mane Zaksas performansas yra pridėtas. A neturit sankabas? Ne. Šito nebus. Kur Audrius tą sankabą yra, kai žiūrė? Čia, reikia žiūrėti, gerai. Sankabą nebuvo. Jo, reikia sakubėlį. Nėra? Ne. Kurva, tai iš kur sankabą gauti? A, girdi, bet Audrius visą laiką dėdavo sankabą pas save. Netiks, ne? Ne. Didesnis pas mane yra. Aš Emkės. Emkės reikia sankabą žinoma. Pasipį yra, tai turėtų. Žiūrėtas, kulšelę valga. Gal sankabą turi? Tokiam ne. Neturiu nieko. Alaus nealkoholinio nebent. Ir vištos. Taigi va. Tuli dėžė, kur. Ką? Nori valyti? Šiauliai. Ir Emkinę sankabą reikia skambinti mano Andriukui, žinai, surinkėjui, jisai viską žino, kur kas yra. Ieškojom dėžės, neradom. Ten Zestino palapiniai yra dogboxų, segvencinių dėžių, tai kažką nusipirkom, išsirinkom. Žiūrėsim, reikdavo tik sankabą gauti ir kad galėtume gazuoti. Ar džiaugies naują greičių dėžę Ne, nusipirkti? tiesiog išdykauja, nes biški. Nu kiek galim tų dėžių laužyti, kur? Bet tu mano dėžę nupirkai, čia aš buvau sudaręs. Dar girdėjau, kad yra pas Tautvydą dar vieną, tai aš irgi nupirksiu. Dabar rašau žinutę Tautvydui. Girdi? Rašau. Jūs nebekelkit akcijų tai dėžiai, tai įsivaizduojat, čia dabar reikia nesipiešti tyliai ramiai, reikia parašyti, kada turėsi. Vienu žodžiu vyksta veiksmas, dabar trūks naujos sankabos. Už 100 eurų. Iš kur ją gauti? Kaip sakoma, 700 arklė ne veltui, ne? Visi mazgai. Reikia 700, ką viską laužytų, draskytų. Yra, kardanų yra. Viską suplėšit. Jis nori visus perplėšti mindė, tai va, dalis plyšt viskas. Nieko, iš tavęs išimsim, iš Emkės išimsim, kardano dar yra. Jis nestipresnis, jis toks pat. Nu ką, antras Matsuris. Visa komanda stipriai pasirengus. Tai yra nusirengus, tai ten nurengta dėžė, mindėj nurengtas kardanas, o Emkikė savo vietoj. Tai va, vienu žodžiu, turim techninių problemų nuo pat pradžių Matsurio, bet viskas įsisprendė. Saimonas įsitraukė taupyklę, atsikasė, ne taupyklę, nusipirko dogboxą už 50 eurų. Už 50 eurų nusipirka. Mindaugas, ką ten, karboninį kardaną keičiu už 20 eurų. Ir ką žinau, važiuos toliau. O MK tik tai skurą dapilt, net padangų nereikia keisti. Pats ekonomiškiausias automobiliukas street lygoj. Pats tas. Tai va. Nu,
mūsų Gorilos reklamos rėmėjas, direktorius vienas, Edgaras, o kitas irgi atvažiuoja. Irgi Edgaras, taip, du direktoriai. Jo, 2 direktoriai. Į nieką jam nereikia dirbti, tai va, pasakok įspūdžius, pravažiavom, biški galvoju, kad viskas paprasčiau yra, ne? Kai žiūri tą prasme iš lauko, tai atrodo nieko nėra, bet kai sėdė viduj, nu ten tu realiai mokslas. Ta prasme, tu turi atiek visą gerai jaust. Šiandien viską išbandėm ir sekėm ant 3 ratų mašina kilo ir avarijų turėjom. Ir nuvažiavom iš trasos, kad išvengt avarijos. Jo, nuo kalno leidomės. Tai va, gerai, fainiai. Tai va, ačiū rėmėjom. Nu kaip? Ką, žinau, kur bėgi, nėra bėgių. Mes ant kabėlės lengvai savo. 2,5 plytą. Nėra ką pasakoti. Važiuos. Jeigu bus blogai, tai žinai, kas bus. Jeigu bus blogai. Nu, pirms važiavim su dogbox'u drifte. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Jo, dar noriu paminėti, kad pas mane 2,5 variklis. Tik 200 arklė. Tai nežinau, čia mes iškrypėliai, neiškrypėliai, jau jūs spręskit. Kaip gavas, taip gavas. Pažiūrėk vaikui, kiek emocijų. Sakė, jautės, kai kapitons ant viso greičio važiuodamas. Ką iš partnerių gavom, lipdukų, kepurė, nes nusipirkom šiandieną dėžę, išbandėm, esam patenkinti, bet suprantam, kad dabar reikia variklio, nebe dėžės. Dėžę jau turim, ganėtinai stiprią, su ta dėžė galim važiuoti pro lygą 110%. Daug, žinai, čia yra parašas, kad nejuokauja jisai čia toj trasai. Aplamai drifte. Akirdis, ne, o tai pajutai dabar, pavyzdžiui, kai tokia dėžė įdėta? Jo. Pajutai? Pajutau, ką motorą dabar reikia. Prasideda. Kiek dar liko iki Macurio pabaigos? Kokias 3 valandas, ane? Nu, tai va, dar pravažiuojam, naujas padangas dedamės, 1-3 slėgį. Pats smagumas dabar.
ką, jokiausi iš komandos draugų va, ir pačiam pusę nusuko. Turbūt, arba reduktorių subirėjo, tai dabar imame, žiūrime, kas čia yra ir šiaip viską turime, tiek pusašių, tiek reduktorių, tai problemų nėra. Tai jis reiks pasikeisti. Nu ką, bus pertraukėlė, eisim bananų valgyti. Tai tą patį dėt, kur išėm ir viską. Jeigu tikrai reduktorius. Nu ką, šiandieną karšta diena, belė kiek žmonių iš tikrųjų vos spėjom suvežinėti visus. 3 mašinos pradžiai buvo, dabar liko 2, dabar liko iš tikrųjų 1, mano dabar tvarko, Saimis važiuoja. Tai va tai permainingai visi keičiamės techniniam problemom, bet tos problemos nėra baisios. Iš tikrųjų, tik tais Mindaugui nebuvo iš kur gauti 3-litrinio kardano, tai jisai išsikitavo ir išvažiavo namo. Tai ką, turėjom šiandieną Matsuri, kaip sakyti, renginį, nerenginį šou. Tai antras Matsuris mano karjeroje ir prasidėjo vėl su dėžė susprogdinta. Tai, nežinau, iš Zestino gal Šaika, sako, dėkis dogboxas, o klausiau, turi. Jo, pasakė, kad turi, nuėjom, susiderinom kainas, viską. Pasikalbėjom su partneriais, sakė, perkam. Tai įsidėjom dogboxą, tai nežinau, su 2,5 kompaktu, tai čia jaučiu reikės įsirašyti istorijas. Ir istorijos knygą šitą visą reikalą. Tai dabar dėžę turim, dabar reikia tik tais variklį gauti, pasidaryti, kad būtų powerė ir manau tikrai turėsim pilnai konkurencingą mašiną. Šiaip sekės ganėtinai neblogai, suvažiavom viską, tai labai gera treniruotė prieš Šiaulių etapą, kuris bus už 2 savaičių. Tai atvykit, būtinai mumis palaikyti, mūsų komanda Drifoxai Šiauliai, labai visų lauksim ir iki sekančio tada.